Labas rytas. Šiuo metu yra po 5:03. Atsikėliau prieš valandą ir 6 minutės. Ir šiandien mes važiuojame slidinėti. Ona šuosna graži. Ja. Danke. Čia. Mykolai? Skone pylių. Šiandien nuo pusės dienos situacija patapo štai tokia. Yra ten žmonių? Ne, beveik nesimato. Gal ir yra. Na va, ten galbūt yra žmonių, kuriems dėja netai pasisekė kaip mums ir jie tenka leistis žemyn trasa. O mes, būdamas labai pratingas, nusprendėm leistis keltuvu. Tai yra pirma pakilt, po to leistis. Šiandien yra trečiadienis. Dabar leidžiuosi viena gondola namo. Dėl to, kad šiandien man žiauriai skauda kojas. Tai yra 4. diena važinėjimo. Mūsų vaikinai išvažiavo toliau važinėt. Mes Ausėje nusprendėm, kad nueisim į miestą, gal ką nors nusipirksim, gal išgersim skanios kavos. Nes jai irgi žiauriai skauda kojas, nes mes esame apie pilnapadės ir man labai sunku yra su slidinėjimo batais, dėl to, kad truputį labiau užveržus pradeda tirpt kojos ir jų nebejauti, o truputį labiau atleidus nebėra kontrolės. Tiesiog atrodo, kad skęsti bate ir jautiesi nevaldantis situacijos. Tai va, ir šiandien pajaučiau, kad atsisako mano viršutiniai šlaunų dvigalviai, keturgalviai, bet kokie galviai raumenys. Tai pagalvojau, kad geriau yra pailsėti ir rytoj važiuoti pailsėjus visai dienai. Tai va, mums sekasi puikiai, dažnai nefilmuoju dėl to, kad reikia išsitraukinėti fotoaparatą iš kupirinės. Vaizdas už lango šiandien yra labai labai gražus. Apačiai yra rūkas, bet viršui šviečia saulytė. Tai va, su maistu situacija yra visai nebloga. Pusryčiam pavalgom vis kažką, ką nusipirkam iš Šparo. Šiandien valgiau tofienę su daržovėm ir begliutenės duonos su užtepėlė ir humusu. Arba dar valgau košę, arba jogurtą ir panašiai. O ant kalno situacija yra tokia, kad jau tikriausiai būsiu sumontavus ir parodžius, kad dažniausiai pietum valgau bulvytės free. Dėl to, kad labai retai yra kažkoks pasirinkimas. Tai jas valgiau ir 1. dieną, ir 2. dieną pietums, o vakar pakilom į kitą kalną ir ten buvo nepalietiškas karis su lęšių kažkuo ir ryžiais. Tai buvo išskirtinai skanu, sakykime, iš slidinėjimo perspektyvos žiūrint. Tai va. Dar mums liko 4., 5., 6. 3 slidinėjimo dienos. Tai tikimės, kad oras irgi bus neblogas ir gausim daug paslidinėti. Vidutiniškai nuvažiuojam. 1. dieną mes su Luku, kadangi tik dviese važiavom, tai nuvažiavom 38 gal kilometrus. Tai taip ne visai daug, bet
Tai va, antrą dieną važiavom su Luko tėvais, tai nuvažiavom šiek tiek mažiau, nes jie truputį lėčiau važiuoja. Vakar važinėjom tik iki pietų, dėl to, kad labai didelė audra kilo. Ir aš jaučiu didelį diskomfortą važiuoti tada, kada nematau. Nes jeigu nusivalai akinius, tai tada jie pradeda rasot ir tampa tiesiog vientisa nematoma masė. Visas vaizdas pro langą, pro akinius, o jeigu nesivalai, tai tada visas stiklas būna tiesiog nusėtas snaigėm. Jeigu važiuoji be akinių, tada snaigės krenta tau į akis ir jas braižo, atrodo lyg maži peiliukai. Tai buvo situacija nepavydėtina, dėl to mes vis tiek nusprendėme anksčiau grįžti, o Lukas su Mykolu dar ilgiau pavažinėjo, kokią valandą. Tai va. Good morning. Nu, o čia, žiūrėk, rodo, tram pirmą į tą pusę, tai gal į tą. Ar yra ten kažkas? Trasa, mūsų suvokimo trasa tavo. Ar tik nebus ten 8 kokia? Čia trasa? Eik tu šik. Aš tave galiu pasiūst prieš ką. Eik tu šik. Nu taip pats ir leis. Vegetariška lazanija. Taip. Aš noriu parodyti, kokios jos yra ir kokių nėra, kokios man netinka. Veganiška lazanija. Begliutenė lazanija. Bet veganiškos begliutenės lazanijos nėra. Sad. Ui. Ohne Fleisch, dešra be dešros. Kepeninė. Bijo, tai žinai, mažiau šūdų pridarė. Nu, Mykolas tai apsisuko. Ne, tai apsisuko ir to. Ne, logus. Matai? Ai, aš nematau. Ate, Mykolai, ate. Ate. Mykolas? O tu, Luko, matai? O, aš jau koks davalinas bus. O, koks davalinas. Įmanoma, tipo. Noriu perduoti linkėjimų Austėjai, Mykolui ir Liucijai. Nereikia kaip